būsi vasils. Na, šits. O čia bus jam piešti. Dar nepastačiau, tai reikia dar Ne, dar reikia šito. Ei, palauk. Spinta firta. Va, laužavietė su malkom. Kem eurų? O, šit simpatiškas irgi. Bet labai žemutis. 35, bet anas simpatiškesnis. Eina savo kėdžių koks pasirinkims. Kosmosas. Plastikinės, galvoju, metalinės. Na. Vėliau ištestot sumastė. Na, bet patogios. Aha. Aišku, jis stabilums toks nėra geras, bet malonu. Ano, smagiau. Ką man įvėlė plastikinė irgi šiltnamė nebijotų? Kojas gal biškį bijotų. Na, Nežinau. Ana patogesnė. Pirus O kaina vis tiek ta pati. Lygiai kiem 4 ta pati. Techninė pagalba kelyje, bet šitam jau nebepadės, ne? Kodėl? Nes ratų net nebėra. O tai ką? Uždėti važiuoju. Bėda, matau, baksį yra. Gal tu? Aida, pipinė, žiūrėk, priekį yra, Skiri, kur pipinė. Ten toks atsikišęs šutukas. A. Ką galiu pagirti, tai baseino prižiūrėtoja su nuotaika linksma padavėja. Ja, faina. Net arbatos nepalikom. Nebuvo skanus maistai nepalikom, bet padavėjai tai verta palikti, va kas yra. Kodėl nepalikai? Ką, žinau, neturiu smulkių. Kai sakot, žmona nieko nedaro. Va, ką tik susitvarkiau stalviršį ir va. Tai žiūrkė. Bet va, kas yra visuose namuose, taip čia tik menkiausias dalykėlis. Bet ten vis tiek... Nespėju tvarkytis ir vis tiek turi prišikti. O kad tiesiog nusisukti kitą pusę ir išmesti šiukšliadėžę neišeina. Ten žiūrkė. A laiminga. Tudėjai namai netvarkingi, tudėjai žmona nelaiminga, tudėjai žmona nieko nerodo, ką jin dirb ir pastoviai neprisidėt prie Roberto projektų. Dėl arbūzo žievelės? Tik dėl arbūzo žievelės čia tik prieš minutę susitvarkiau ir atei. Padėt specialiai. Šakutė. Na, čia jau tavo draugai. Ne mano. Čia parketlečių gamintojam akmenuks į daržą. Galėjai nulakuot. Galiu nulakuot. Atėjo vakaras. Ir mes miname namo. O tai ko tu nevažiuoji? Ale žirniai pradėjo dygt, žiūriu. Nosytės kišti. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Reik palaistyt. Nors gal žirniams nelabai patiks tas šaltas vanduo, ne? Kitokia neturi. Susikaskim paskutinį biohumusą dar. Esantį čia. Ir nuspręsim, kai susikasim, kam jį panaudoti. Ir ką, pakroviau visą karutį, da karutis koks lika. Varau kažkur arčiau šiltnamį išsipilsiu. Ir dar tą kitą karutį susikasiu ir pagalvojau, kad jau žinau, kur panaudosiu tą humusą. Taigi turiu kokį, kiek ten 12 jurgino. Tai juos reiks pasodinti ir patrešti. Na va, 2 karutės gavosi. Tai nėra prastai, užteks mano jurginam. Ir galvoju, čia soliuką paliksiu visai vasarai. Ir dėt čia jurginų juostelę. Ir iš kito šono jurginų juostelę. Ir dar man moteriškės rašė Facebook'e, kad už solelio, bet nežinau, nebus ten jam tamsu. Aš manau, kad bus tamsu jam. Bet kaip užkniso vėjas didžiausias, o vis tiek prie veidą lenda ir uodai ir musės, be tokio įkyrumo, taip net vietai nesinori būti. Vakarinė meditacija prieš miegą.
jau eiti miegoti. O ko tu dar nemėgi? Aš taip čia valiau jau dantį. Ir eisi miegot? Su mam. Dabar pasakas skaitys mam. Nu gerai, eina miegot. A tu ką, manęs pasigėdai? Taip, nes nebuvo. Nebuvau namuose? Nebuvo namuose. Paspauskit šitą ir važiuojame kitą dieną. Miegoja. Mes einam miegoti jau. Gerai, labąnakt. Labąnakt. Antradienis ir gegužės 26. Susirandam prie kabuką ir šaunam į kaimuką. O ką kaimukė? Įvykdysim vagystę. Kokia tai bus vagystė? Pamatysit, kai nulėksime į kaimą. Jūs nepatikėsit, ką parsivešiu. Ir į kaimuką būtent tik dėl to ir važiuosiu, dėl to daikto. Eina savo čia kaip gerai. Jokia vėja. Tyla ir ramybė. Paprikiuks leidžia atžalyčių iš pažastyčių, kad jas reiktų nugenėti ar ne. Turbūt ne. O čia įtariu čiliukas, nes toks laibas. Nors čia visi 3 čiliukai. Tas. Pomidorai. Pele kaip gerai jaučias. Matos, kad jiem patink čia gyventi. Agurkai. Irgi. Gražuoliai jau greit žydės. Gerai, užteks čia pletkint. Važiuojam. Ar pasiruošę nuotykę? Į kaimą. Pamatyt, kaip laikos. Vėlė dar nematė? Ne. Nematė net nuotraukų? Ne. Nieko nesidalinai. Tu vien nuotraukus buvai pasidaręs? Nebuvo. Įsivaizduojat, kokį žmonių naglumo yra? Kad pasidalino čia mūsų labai gera pažįstama iš mūsų buvusio kaimo. Kas ten per garsai? Atėjo į namus, vyrs buvo už garažą ten, moteris namuose, įstėra ir vaikai dar ant gatvės lakstė. Užėjo į namus, iš rankinuką piniginį išsitraukė ir išėjo. Taip, ir nesvarbu, kad kamerų pilns kiems, tai prifotkinus įmetus internetą žmogų. Ir po to kits post buvo, kad moteris rado jos piniginę tam pačiam kaime. Tai matos, tai reikėjo kažko viduj iš piniginės, pinigų turbūt. Bet iš kur žinot, kur greit? Kur greit rankinė ras? Nu. Ir dar kai namuose 4 asmenys tiesiog. Ir kai kamerų pilns kiems. Nu. Žiauru. A pas jum būn nuotykių tokių kaime arba mieste. Ir Vilė, kaip pokytis, matai? Nieko aš dar nematau. Sakė, nieką nematau. Dabar bandau surasti tos šiukšlės. O kaip dabar pokytis? Ką žinau, biškį žemę privežti. Jai, nieko pokyčio nėra. Ir šiandien įvykdysim vagystę. Tuoj parodysiu kokią. Labai stambę, didžiulę vagystę. Nu, kaip vaizdai žiūrėk. Čia per langą. Nu, lygu. Kaip prieki vaizdas. Lygiau. Geras, ane? Šitą pamatus dar radot pasirodė. Nu. Atkasi. Akmenų išvežė, kaip čia iš drapolinas. Aš žinau, kur iškurti akmenis. Nu, tai nuo pamatą, ne? Ne, pravažiavomės juos. Žiūrimas, sprogs sparnas, ne? Ui, nu savo. Sproga. Tai
voksim šitą metalo gabalą. Šitą šulinį visai panaikinsim. Nu, gal ne visai. Bet jis vis tiek čia vaizdą neprideda tas persprogęs. Tai išliesiu arba nupirksiu betoninį dangtį. Arba kitokį sugalvosim. Ir padarysim dailesnį, nes... Na, ką žinau, visai gal ir būtų dailo čia. Nes čia yra data išlieta, išbetonuota, 37 metai meros. Bet... Na, nepridet vaizdais. Na. Pasirodo, čia buvo pastatas. Eina šiek. Ir vėl vėjas. Čia buvo, neatsiprašau. A, čia akmenai buvo. Tai va, iš ten jie nukeliavo. Aha. A geriau atrodo. Dabar tas baisus pastas matos. Tai ką su juo daryti? Reiktų vijoklius dar nupjauti, nukrapštyti, kad vaizdas biškį pagerėtų. Aha. Nuotraukom. Pasimatuojam pirmą, ar tiks mano šuliniui, mano projektui. 1,20 m. Na, 1,20 m. Tai tikrai tiks. Gražuolis dangtis, visas metalinis ir čia tokį pagaminti, čia kokie 200 eurų turbūt kainuotų šiais laikais. Kaži ar dar už 200 kas nors apsimtų gaminti, čia su medžiagom. Nelabai telpa, priekaba per siaura. Bet gal gerai bus. O dabar reiktų uždengti, bent jau laikinai kažkaip. Ir jau turiu mintį, matau, kamanė gyva, bet jūs skęst. Kaip ją išgelbėti? Jau beveik buvau ištraukęs. Pasileida. Na, kipkis. Kipkis. O. Matos, kad nori gyventi, bet tas suknis vėjas. Vėl gyvenime jisai trukdo. Opa! Išgelbėjau, bet jau tokia šlapia visa. Kamanė. Zūbus valos. Jo, eik, gyvenk. Tikiuosi, kad šulinė nebekrisi, gerai? Bet tu žiūrėk, vien sparnas prilipęs prie nugaros. Taip stengiais dėl kamanytės. Na. Jūs jie atlips, nes nenuplėš kito sparną. Nu gerai. Bet jinai vibruoja, kad išdžiūtų, bet žiūrėk, kai greičiu išdžiūva viens tas. Nu ką? Tau reik šitą? Uždengiam laikinai. Jau žinau, iš ko kaime pagaminsiu dangtį. Tai kai molį sunaudosiu, turiu skardos lapą, belė kokią dydžią jisai čia. Čia buvus reklama, cinkuotas. Tai va, iš tos skardos ir reiks dangtį pagaminti. Robertai, ne viskas, kas gera tik tais. Nu taip, o tai kas bloga. Nieks taip nedaro. Dabar bus dar sandariau nei buvo ir kamanės turėtų nebepapulti. Su Vilė nusprendėm dar daiktų parinkti bagažinturgį ir išdrįst nuvažiuoti. Čia tai žudiks. Jo. Ir šitų, man rodos, negalim į šitą konteinerį. Galim, čia stiklas yra. Ne. Kaip ne? Porceliano negalim. Čia ne porcelianas, čia stiklas. Ne, porcelianas parašyta. Ai, ne, nebėra. Padaryta. Iš molio. Nu, kai būn moliniai indai, tų negalima. Ne, porceliano negalim. Nusišinė. Eina saukos gražus, šits į bagažinturgis eis, ne? Nu, aš jau nepanaudoju per tuos, kiek čia metų. 5-6. Tai, va, poliravimo mašina. Po to, aišku, nuplausim mes čia viską, ne? Gal.
Po to visa dėžė tauro Nesudužusiu. nesudužusi sveikų. Jos realiai naujos buvo, tik sekcijai gulėjo ilgą laiką. Dėžė, tas riedutis, na, dar pririnksim čia. Ir aš galvoju, gal su priekaba lėkti. Iš priekabos ir prekiauti, kad nereiktų išsikrovinėti. Tada 2 vietos, man ros, turėsi pirkti. Ne, tai mašiną toliau pasistatysim, o priekabą, Palikti. nu, paliksim. Ką manai? Po to, kai reiks, atvažiuosim pasikabinti. Nu, gali gerai, jeigu taip leis. Užlipau palėpę dar pažiūrėti, ką galim parduoti Vile. Šits 10 eurų garantuotai. Man jis visiškai nesaugiai atrodo. Bet jis atrodo mums bevertis, bet kažkam bus suvertę. Ir gal nelūšiu. O, mano dėžė šito trikojo. Ką čia turim? Žmogeliukų. Ir blemba visą maišą rūbo. Fotelis iškrita. O, žirklės. O, mano vanduo pasiliko prieš 2 metus, turbūt kokius paskutinį kartą čia ir buvau. Prieš 2 metus, nu ir skrynė didžioji. Kaži, kiek ta verta. Bet jau bagažinta tokia vežti, taip, iški per didelė. O kraupiausias vaizdelis tai šita. Bet kiek daug vietos čia taip palėpė eina savo. Čia realiai dar vienas namas viršui, nes gan aukštai galva nesirėmė. Ir krekždės, čia lizdas susisukusios, ten lizdas susisukusios, ten toliau, man rodos, prisisukusios. Vile mano laimėjimą išmetė 5 eurų. Nepanaudojau, nes karantinai visokie buvo, kaukės ir taip toliau. Neturėjau galimybių pasą ir bye. Šiandienos tikslas buvo būtent šitas dangtis. Ir dar šiaip atsirūšiu daiktus, kuriuos norim išmesti ir kuriuos norim parduoti. Ir bandysiu ratą apvažiuoti. Oi. Čia tos lyvos nupjautos per dugną braukės, tik nemaloniai. Bet aš dabar turiu žiedą čia sodybai. O, alyvininkė. Bet tikrai žodžio prasme aš turiu žiedą. Mes turim žiedą, va. Čia. O, ne. Čia taip pist. Galima apvažiuoti aplinkui. Ir sutiksim vėl alyvininkę. Nu, kur mūsų alyvininkė? Va. Kvepalų. Važiuojam, ištestuosim šulinio dangtį, ar tinka ant mūsų ar ne. Jeigu netinka, atgal parvešim. O tai nematavai? Matau, didesnis nei reikia, bet gal pritaikysim. Geriau didesnis nei mažesnis. Kokie žiaurūs garsai. Visą kelią važiavom, barškėjom, nesvarbu, kad ir kokio lygio asfalto. Vis tiek barkšt. Žiauru. Gal su Robertėliu nesusitiksim? Dievai. Na, ne. Išvarėsi namus turbūt. Nesuprantu, kas čia barškėja, nėra čia kam barškėti. Ja, išsižergė biškė. O, jį nusibraižė betonsė. Pip. Wow. Tai dabar reikia susitvarkyti visą šitą laidyną čia, jeigu aš noriu tą dangtį uždėti. Ar nereikia? Reikia. Deja, reikia.
Tai pasidarysim šiek tiek pokyčių, bet ne dabar, reikia pavalgyti. Nors ir vos eina pastovėti, bet noris šiuo dalyku pajudėti. Taip. Kaip čia išspręsti, kad kibirs nebepraeina? Da-da! Oh, honey, honey, tu. Sugar, sugar, tu. Ir kas toliau? Reikia rozetę čia kažkur pasidaryti. Kraną pasidariau, rozetę laikinai. Ir dabar atėjo lemtinga akimirka. Ar tiks šitas dangtis? Aš įtariu, kad jisai kokį 100 kilų sveria. Nes, yra ką veikti čia, pakelti jį. Eina savo, tobuliau nei galvojau. Visiškai tobulai. Ir čia dar liek klinkeriui apklijuoti aplinkui. Pelė kaip gerai. Kaip atrodo? Patinka? Paklauskim Vilės nuomonės, kol vėjuota čia taip. Geriau nei molinukė. Tikrai geriau eina savo, ne? Taip, gerai. Wow, aš neįsivaizduoju, kad taip gerai atrodys. Dar kai apsikliuos plytom, iš vis bus gerai. Pasaka. Neliks to atsikišusi tokia didelė. Ką tu? Užmiršau. A, įpilsi mašiną alyvos. Kokią mašiną? Šitos alyvos. Va. Šiaip labai tobulai atrodo. Wow. Eina savo. Daug geriau nei molinukė. Reik dar tą šiukšlės nusipjaustyti. Kažkokias. Neaišku, kam čia jos buvo. Čia gal buvo atrama dangčiui, taip atsidarytų. Tiesiog. Bet aš čia tik įtariu taip. Bet šiaip labai gražus darbas. Kaip senovinis, labai gražus darbas. Net ne kirvio darbas, nes siūlės gražiai sulietos. Čia irgi labai graži siūlė aplinkui ratu eina. Ir tik šits nelabai gražus. Toks padaryts, bet čia matos, kad iš šoną nepabėgtų dangtis. O šitos jau tikrai nebeprireiks, nes pipėts jai. Jai yra pipėts. Šiandienos kelionė į kaimą atsipirko su kaupu, bet ne piniginiškai ar kaip nors kitaip, o emociškai matant šitą grožį. Wow, kaip patinka. Belė kaip patinka. Ir žiūriu, mano tentas baigėsi. Jam 10 metų. Suėjo 26 metais. Ir jau visai toks skylėtas daras. Na, bet jisai jau atidirbo savo. Na ir pati priekaba skylėta daros jau. Bet jinai irgi atidirbo jau savo 200%. Dar 10 metų temps šiaip. Na ką. Ir dabar žiemą turėtų nebeužšalti, nes dangtį turės. O šitą paletę jau galim nurašyti. Vieną dalykiuką dar nusilupti nuo šlangos. O daugiau jau ją nurašyti. Kad ir kaip 5,5 metų tarnavo gerai.
Ateina galas. Užteks čia tą lipnę juostą vynioti. Čia. Na, vanaže. Bet čia buvo pats baisiausias centras, kur turėtų grožis būti. Ne, jis buvo baisiausias. Dar reiks šitą pūslę pritvirtinti prie šulnę. Iš vis bus gerai. Va. Dar šitą pritvirtinsim. Tai vidui metalas dar yra nupjautas, paliktas. Ir čia tas pats. Tik dar nesugalvojau, kokios kolonas darysiu. Gal tiesiog vamzdį privirint čia ir ten. Ir bus kuiku. O čia armatūra, kur radau. Pabandysiu išlankstyti rankeną, bet nežinau, kaip čia bus su tokiu storiu. Kad staigiai nulenkti ir taip. Na, matysim. Wow. O dabar varom. Šitą plotelį žolės nupjausim. Nes vakar čia susitvarkiau. Visus kraštus. Išsirinkau beveik visus betonus čia. Čia irgi nupjausim. Čia nupjausim. Ir jaučiu, kad Robertėlį galėsim čia apžymėti, paleisti. Ai, dar čia visus kraštus išsirinkau viską. Tai irgi galiu čia paleisti. Čia irgi apsitvarkiau tada prieš kelias dienas, tai irgi galiu nusipjauti tą kušelyną. Na, start ar ne start? Bet reik pasižeminti. Eina sautas vėjas. Dar pamiršau krepšą. Reik rinkt žolę ir viską, ką įmanoma, obelius užmėtyti žolę. O čia dėl to dūmelio, kur išmėtė pirmą, tai nėra ko norėt, kai aš jį iškroviau iš priekabos. Tai tepalų pateka ant žiedų. Tai čia natūralu kiekvienam varikliui. Šiaip reiktų patikrinti tepalus, turbūt ar yra jų. O taip yra, bet jau reiktų juos keisti, nes jie tokie biški patamsėja. Tai... Bet norma. Norma visiškai. Nedegina tepalų. Gerai, važiuojam. Vienas iš fainų dalykų, kad Vilė rankeną prisuko, bet tas dalykas, va, kad yra čia ta rankena, kad gali paimti tiesiog iškratyti. Kadangi išdygo net lelijos, va šitos va, čia, tai reik būtinai pamulčiuoti. Ką dar labiausiai noriu apmulčiuoti, tai vilko dalgius, nes žiedus leidžia. Pasitraukim mašiniuką biškį, tyloj pabūkim, nes noriu ir šito ploto, kad nupjautų Robertėlis. Nu, šiandien nesuksim porą ratų. Tiek to. Laiko, visiškai laiko nestovėjau aš čia. Kai davė vėjas, nuvertė. O visą dieną atstovėjusiai čia. Tegu gul. Kaip tik žolę nupjovė, tai tegu gul.
Šitą reikia pasitraukti, nupjauti žolę. Bet tai kosmosas, kaip